Atvykau apžiūrėti fibrocementinių dailylenčių ir sutikau netikėtai žmogų, kuris atsakys man į visus klausimus. Tai pirmas klausimas tau, ar šita medžiaga yra ekologiška? Taip, fibrocementinės lentelės yra ekologiškos. Tai pagrindinė medžiaga būtų portland cementas su smėliu ir rišamoji celiuliozės pluoštas. Čia galbūt nelabai matosi, bet per vidurį yra celiuliozės pluoštas, kuris armuoja visą cementą. Nes jeigu jo nebūtų, lentelė tiesiog sulūžtų. Bet jos pagamintos, kiek žinau, ne Europoje. Ar jų kokybė yra patikima? Taip, lentelės yra pagamintos Tailande, bet jie eksportuoja visas Europos praktiškai šalis. Tai tokios šalis daug parduoda kaip Vokietija, Lenkija, labai daug Skandinavija išvažiuoja. Europoje šitos lentelės jau virš 30 metų, kas natūraliai byloja apie jų kokybę. Kadangi taip ilgai jos egzistuoja, tai aš suprantu, kad jeigu man reiktų kažkada tais, nežinau, tarkim, šitos spalvos ten po 10 metų, tai aš rasčiau ją, ne? Taip. Mes prekiaujam 10 metų, iš šių 10 metų visą laiką sandėliuose yra visos spalvos. Kalbant apie spalvas, ar yra garantija, kad spalva neišbluktų? Taip, gamyklinė garantija yra 10 metų. Iš toli matosi, kad tai yra kaip medžio imitacija, šiaip atrodo tikrai gerai. Klausimas, ar iš arti neatrodys taip, sakykime, dirbtinai. Lentelės pasižymi to, realiai Lietuvoje mes vieninteliai siūlom dvigubo dažymo, tai tekstūra vidus yra dažyta truputį tamsesnė spalva, kas suteikia natūralumo. Ir kas matyt, kad tai ne medis, tai būtų blizgumas, jos yra truputį blizgesnės, bet blizgesnės duoda kitą privalumą, kad ant jų nelimpa dulkės. Ir jos yra padengtos antibakterinė danga. Kalbant apie dangą, kiek jinai atspari, pavyzdžiui, purvui, kiek ją valyti galbūt reikia? Jeigu paprastai kalbant, tai įbrėžimumas būtų 4H, paprastai tariant, jūsų nagų neįbrėžia. Pažeis dažą jau reiktų su viniu gerokai įrėžti. Kiek jos yra kibios, pavyzdžiui, purvui ir panašiem tokiam? Lentelių paviršius yra papildomai lakuotas, jis truputį blizgus yra vizualiai, bet pliusas, kad jis yra slidus, ant jo nekimba jokios dulkės. Tai realiai, jeigu ir būtų kažkoks ruduo, kada krinta lapai, daugiau purvo, šiek tiek gali prilipti, bet vėjui pučiant, lyjant lietui, lentelės natūraliai apsiplauna. Tai montuojant šitas lentas reikia, kad būtų tarpai tarp tų lentų, ne? Gali parodyti, kaip tai atrodo? Apie kokius mes tarpus čia kalbame? Jo, daugam tie tarpai nepatinka, bet jie turi būti. Paprastai, kaip lentelė susijungia su lentelė, čia turėtų būti apie 4 mm tarpelės. Jis reikalingas tam, kad lentelės dažniausiai yra tvirtinamos ant medinio karkaso, o terminis judėjimas medžio yra daug didesnis. Ir kada medis žiemą traukiasi, tas tarpukas duoda kompensaciją, kad jų nesulaužytų, nedeformuotų. Nes lentelė žiemą vasarą bus stabili. Tai tie 4 mm yra tam, kad jisai galėtų čiut keičiantis sezonam judėti. O kaip yra dėl vandens patekimo į tuos tarpus? Technologiškai ant tarpelio nugariniai pusė turėtų būti bruselės. Taip, kad ant bruselio dar eina hidroizoliacija, tai čia patekusi drėgmė nubėga, o paskui vėjas prapučia tiesiog išgaruoja. Šiaip atrodo medžiaga lygtais būtų trapi. Iš tikrųjų, jinai yra trapi, ar ne? Galim parodyti, kaip ta pati lentelė atrodo. Ir kitiem kyla klausimų, ar nelūš ją montuojant. Tai, kaip matot, lentelė, kad ir paėmus per centrą, tu ją gali judinti, yra pakankamai plastiška. Tenai sumontavus, du darbus, 60 cm, tenai tikrai niekur nedings. Ok, pakankamai lankščios, ar sudėtinga jas yra montuoti, kad ir pačiam, pavyzdžiui, man? Principe gali vienas žmogus montuoti, galima naudoti tokius laikiklius. Jie kabinasi iš apačios, užsidėjot gulšiuką, pasižiūrit, kad būtų lentelė lygiai, užsifiksuojat, prisukat lentelę, 2 taškai standžiai, visi kiti paslankiai ir viskas, prisukot lentelę, ištraukėt laikiklius, lentelė stovi. Mačiau tą lentelę, buvai pakėlęs su viena ranka, jos šiaip pakankamai sunkios, ar mano, nežinau, namų sienos nenugriaus? 12 kg grubiai kvadratas sveria jau sumontavus, bet kas gerai, jos susiriša per visą sieną, tai realiai tampa kaip monolitas. Tai skaičiuojant apkrovus visam pastatui, ten 12 kg kvadratui tai yra niekas. Tai tikrai nebus jokių problemų. Net ir darant seną kokią lytnamį, sakykime, tikrai nebus problemų dėl svorio. O kokio tipo namams dabar populiariausia, kas darosi, keičia fasadą, būtent fibrocementą? Dažniausia alytnamiai, paskui labai populiaru šitam, tai paprastai trikampiai namo pakalimai naudoja nemažai ir statant irgi naujus namus irgi pakankamai populiaru. Kalbant apie kainą, tada jinai nėra, sakykime, per didelė lyginant su kitais metodais. Kaina pagal kokybę tai būtų turbūt aukso viduriukas, nes gali būti skarda, gali būti plastikas iš pigesnių, paskui medžio kompozitas, jau toliau
prabangesnis, gali būti deginta mediena. Bent jau Lietuvoje šiai dienai tai yra turbūt populiariausia prekė fibrocementas. Būtent dėl kainos ir kokybės atžvilgiu. Tai kur galėčiau įsigyti? Man buvo Paladija, plokščias.net.